Pats litavau Eurofiškę, visus bandžiau įdėti, nei vienas neveikia. Gal kažką netai padariau, tikėtina. Būtų baris, jeigu be šitų įrankių nuvažiuočiau. Darom, ką mokam, kas gausis, tas gausis. Žiūrėjom. Na, sveiki atvykę pagaliau į garažą, į jau 9 epizodą apie antrą Golfą, kuris vis dar nevažiuoja. Bet mes vėl garaže, turim darbų, turim planą ir bandom jį įvykdyti. Tai pradedam nuo apsitvarkymo, čia nuo praeitų darbų liko truputėlį netvarkos, liko detalių, liko nepanaudotų visokių medžiagų, nesutvarkytų įrankių, tai traukiam viską iš automobilio, susitvarkom išbarstytus įrankius, smulkmenas įvairias susirenkam. Truputį pasipildom biudžetą ir pradedam nuo visiškų smulkmenų. Šitas gumas užsisakiau AliExpress'e prieš kelis mėnesius, jos seniausiai gulėjo lentynoj, dabar atsirado proga jas pakeisti. Lengvai pakeičiu spyruoklės. Jos irgi buvo komplekte. Na, galbūt ne taip ir lengvai jos čia keičiasi. Op. Kitas etapas tai statau sėdynės priekinės. Jos yra surinktos iš 2 dalių. Viena dalis yra mano sėdynių originalių, antra dalis yra sėdynių donorų atvežtų iš Alytaus. Viskas perinkta, pakeisti trosai ir chemiškai išvalytos. Yra truputį dėmių, bet prie jų sugrįšim kažkada vėliau. Šiandien darbas iš namų. Štai taip atrodo Golfo vairas. Aš jį atgaivinau, jis buvo visas supelyjęs. Ir dabar jis jau visas gyvas ir švarus, žvilgantis kaip naujas. Kaip tai dariau, nufilmavau ir įdėjau į šortus. Jeigu norite pamatyti, kaip jis atrodė prieš tai, kaip aš jį valiau, tai užeikite į šortus, ten yra filmukas ir pažiūrėkite. O dabar valysim tokį ir va tokį. Čia irgi galimai pelėsis, bet ant kažkurio buvo ir kraujas, mačiau. Parašykit komentaruose, kaip jie vadinasi. Kaip teisingai vadinasi šitą detalę ir šitą. Jos atrodo baisiai. Čia tokia ganėtinai, manau, jautri medžiaga. Nežinau, kaip jinai reaguoja į chemiją. Plius yra lipdukas. Ar geriau jį nuklijuoti ir paskui užklijuoti. Tai kažkaip dabar atsargiai reikia pabandyti prikelti šitas detalės. Pasižiūrim, kaip tai daroma.
rezultatas yra maždaug toks. Nesigavo idealiai, nieko čia tokio įspūdingo jums neparodžiau. Aišku, detalės švaresnės, bet va, ta kraujo dėmė gerai įsigėrus. Ir kiek suprantu, čia yra vairuotojo, jo, jinai matysis. Gal pakeisiu, galbūt nėra sudėtinga tokią detalę rasti geros būklės. O šitas išsiplovė puikiai. Naudojau tokį ekstra cleanerį ir, kaip matėte, visokius šepečius. O šitai daliai dar pabandžiau su tokiu buitiniu dalykėliu. Šiaip jisai dėmės išiminėja, bet gali būti, kad šitai dėmė 10 metų. Tai nieko nuostabaus, kad neišėmė. Ir yra dar toks papilkėjimas. Šitą detalę būtų neblogai pasikeisti, manau, už tą, ką galima surasti. O šitą įdėsim. Tai va, tai dabar turbūt keliamės į garažą. Kaip matote, sėdynės jau salone. Vairiuką uždėsim švalytą. Ten tas detalės, kaip ten jos vadinasi, nežinau. Užsisakiau priekinį langą, atkeliaus pirmadienį. Gali pakeisti, bet už atvažiavimą reikės mokėti. Tai gal pasiimsiu tik tai langą su guma ir pabandysiu pats pakeisti. Turėtų būti nesudėtinga. I mean, how hard can it be? Beje, keli žmonės klausinėjo ir turėjo abejonių, ar galima gauti naują stiklą su guma. Galima. Aš užsisakiau, pasikeisiu ir aišku, jis yra kinietiškas, bet bus naujas. Kaip žadėjau, po lango keitimo bus variklio eilė. Tai kaip prisimenam ir 100 kartų jau esu kartojęs, nedirba 2 cilindrai, nežinau kodėl, neatsimenu jau kurie ten nedirba, ar 1, 2, ar 3, 4, nesvarbu, žodžiu, variklis dirba blogai. Visur raudonas hermetikas, čia kažkas darė, kapitalino, kažką tai padėjo, bet matyt neilgam. Tai dabar klausimas, ką darom. Parašykit komentaruose, ar taisom šitą variklį, ar keičiam į tokį patį, ar keičiam į kažkokį kitokį. O gal elektrinį variklį čia reikia dėti, o gal dizelinį, nežinau, parašykit komentaruose. Salonas atrodo toks, priekinės sėdynės valiau 2 kartus, nugarinė dalis atsiplovė neblogai, o vat, ta sėdimoji dalis vis dar prasimuša purvas. Lygiai tas pats man buvo su šviesios spalvos Audi A2 salonu, irgi išvalai, pradžiūna ir vėl išlenda purvas. Tai dabar tiesiog įdėjau. Paskutinį finalinį valymą darysiu, kai mašina bus važiuojanti. Bardakėlis. Kas liečia magus, turiu keletą magų. Visus bandžiau įdėti, ne vienas neveikia. Įtariu, kad kažkokių yra problemų su elektra. Arba pats litavau Eurofiškę. Gal kažką ne taip padariau, tikėtina. Tai reikės aiškintis. Nežinau, ką nubalsavot, bet va, yra variklis su pavarų dėžė. Nupirkau kitą variklį išvažiuojančios mašinos. Jis buvo veikiantis, kol pateko į mano rankas, kaip dabar, nežinau. Ta prasme, labai daug kas turėjo antrus golfus. Sakė, kad čia žiauriai viskas lengva, žiauriai viskas paprasta, įvairiausių būdų, kaip tą padaryti, man prisiūlė. Darysim kažkaip tai čia garaže, išmesim seną, improvizuosim ir įdėsim naują. Tai atvažiuos už 2 valandų, atvažiuos Erikas, jisai man padės tą darbą padaryti. Jeigu šiandien išimam seną ir įdedam naują, pabandysim jį užvesti. Žiūrim dabar, kas bus. Ok, tai ką aš nusprendžiau pasiimti į garažą, kontakt spray, atjungsim kažkokias jungtis, norėsiu jas pravalyti, žarnos įvairios, atjunginėsim ten kuro ir aušinimo žarnas, vakumėlius kažkokius, tai gali būti, kad kažką teks pakeisti. Hermetinimo priemonė išmetimo sistemai, paprastas hermetikas, vario tepalas, universalus dalykas, padangom prisipūst, jeigu sugalvosim važiuoti. Savaržos įvairios ir random varžteliai. Kažkas pasitiest, kuvalda, nes tikrai kažkas savo norų nenorės išsiimti. Darbiniai rūbai. Yra vairios ir
Tie dalykai, kur pavadinimo nežinau, tiesiog keliauja į garažą, o vairas bus tam, kad galbūt užkursim ir norėsim parvažiuoti. Kompresorius ir pneumo įranga, ten tokie visokie, kur kala, gręžia, pjauna. Pirštinės žibintuvėlis. Čia yra valymo priemonės varikliui. Paplausiu variklį, paplausiu variklio skyrių. Čia yra mūsų vakarienė. Lietuviškas senas sausekas ir lietuviškas naujo tipo sausekas. Išbandysim, pavalgysim. Bus tikrai skanu, bus tikrai gardu. Vakuumas. Šitas gali būti pasėdęs šiek tiek, tai atvažiavęs į garažą užmesiu jiem pakrovėją. Jeigu tas nusės, tai įsimesim iškart šitą. Chemija variklio plovimui. Hidraulinis domkratas, stabdis ratui, radau tik vieną, šlapios servetėlės, pasivalyti rankytės. Tai va, tai šitie daiktai ir dar šis beitas, kelios smulkmenos, dabar keliauja į bulką, o tada važiuoja į garažą. Po 11, tai dar pamiršau. Būtų baris, jeigu be šitų įrankių nuvažiuočiau. Dinamometrinis, šešiakampės ir daugiakampės, ten visokios galvūdės. Iš tikrųjų net nežinau, ar pas 88 metų Golfą ten yra tokių detalių, bet gal granatos kokios prisisuka, gal kažkas, žodžiu, įsimenčiau šitą. Terkšlių galvučių komplektas. Ir čia mano pagrindinė įrankių dėžė, čia yra visokios pagrindinės priemonės. Tai sauginiai akiniai, peiliukai, galvutės žirklės. Atsuktuvai, šitie dalykai, juos turiu daug metų, 3 dydžių ir dar nė karto nepanaudojau. Replės įvairios, krapštukai, veidrodukai, magnetukai, raktai ir vienos antrosios puška, galvos. Tai va, šito reikia nepamiršti, nes čia yra pagrindinis įrankių komplektas, kuris bus naudojamas pakeisti variklį. Gesintuvą gal dar pasiimsiu. Ir viskas, žodžiu, ką, Erikas atvažiuoja 3 valandą, iki 3 valandos aš turiu ką padaryti. Paruošti garažą, viską sutvarkyti, įrankius iškrauti, sudėlioti. Ir išplauti naują variklį, tam, kad būtų malonu su juo dirbti ir tai padidins, aišku, mūsų sėkmės šansą. Čia biškiam posūkio apvirto viskas. Ir vėl grįžom į garažą, kur pradedu tvarkyti bardaką, viską dėlioti į savo vietas, slėpti nereikalingus daiktus ir ruoštis darbams. Tai pasiruošimas yra toks, kad čia yra 4 pavarų dėžė, turėtų būti. Ir pats variklis. Nebaisiai apsitepalavęs, toksai tiesiog daug dulkių. Tai kad matyt, kur čia kas, kaip geriausia nusiplauti. Ir tokiu būdu šiek tiek susipažinsim su pačiu varikliu. Golfas lauke. Čia jau daugmaž tokia tvarka, galima bus pradėti dirbti. Plausiu paprastai. Chemija, įvairūs teptukai, šepetukai ir suslėgtas oras. Būtent tam aš ir atsivežiau šiandien kompresorių. Žaisim, žodžiu, strazdanėlės. Apiploviau šiek tiek variklį, pasidaro šiek tiek švaresnis. Atvažiavo Erikas, pradėjom ruoštis variklio išėmimui. Daug dalių yra iškirpta, nes pats išėmimas truko apie 3-4 valandas. Nufilmuota kaip ir viskas, bet ten buvo padaryta nemažai klaidų. Taigi parodysim pačius svarbiausius dalykus. Planas buvo toks, kad pasikeliam kėbulą ant džekų ir Erikas daro darbus iš apačios, aš darau darbus iš viršaus.
taip jau atsitiko, kad aušinimo sistema buvo dar neišleista, tai Erikas vienintelis buvo išmaudytas antifryze ir ne kartą, bet savo darbą jis vis tiek atliko. Atsuko pūsašius, atsuko visus didžiuosius varžtus iš apačios, aš atjungiau jungtis, kūrą, trosus, laidus. Galų gale paskui nusprendėme nuimti televizorių, dėl to, kad planas buvo iškelti variklį kartu su pavarų dėže. Neturėjome jokios specialios įrangos variklio iškelimui, jokio krano, jokios gervės, nieko. Žodžiu, susiradau seną garažo vartų staktą, tempimo trosą ir tiesiog savo jėgomis šiaip netaip iškėlėm tą variklį su pavarų dėže. Mums trūkdė duslintuvas, tada dar tą duslintuvą paskubomis teko nusukti, nes nepavyko per jį perkelti. Iš to, kas pavyko, kas nepavyko, šis bei tas nulūžo. Reikės keisti variklio pagalvę. Dabar matom, kaip nesėkmingai vyksta nulūžusio varžto ištraukimas. Bandėme įvairiais būdais gelbėti tą pagalvę, tą varžtą, bet lūžo grąžtai, lūžo sriegikliai. Žodžiu, sugaišome kaip minimum valandą su tuo vienu varžtu ir supratome, kad neturim šansų išgelbėti ir tiesiog darom viską toliau, bet be vienos pagalvės. Apie 7 valandas užtruko variklio išėmimas ir įdėjimas. 3 valandos išimti, 3 valandos įdėti ir 1 valanda buvo sugaišta bandant sutvarkyti varžtą. Neturėjome reikalingų domkratėlių, kaladėlių, kur kažką paremti, pakišti ir panašiai. Teko labai stipriai improvizuoti, buvo šiek tiek pavojinga, bet niekas nemirė, visi gyvi ir variklis buvo įdėtas. Įdėjus variklį, aišku, laikas buvo pasižiūrėti, ar apskritai jisai prasisuka ir ar jisai užsiveda. Tai žiūrim, kas atsitiko. Jau sekmadienis, 0 valandų 20 minučių, 7-8 valandas užtrukom išimti ir įdėti variklį. Dabar jisai galimai yra surinktas iki tiek, kad turėtų užsivest. Kūras yra pajungtas iš kanistriuko. Netikrinom net ar prasisuka tas variklis, bet pakeitėm ir dabar žiūrėsim, kas bus. Einu kurt. Tai aš karočią vis čia galiu surinėti. Aleliuja. Palauk, kur gesintuvas? Gali būti visko. Nieko. Tik tu tą kabeliną ten galę darai. Norėjau. Arba nėra kontakto, arba yra starteris. Jo, starteris yra. Pamiršau prijungti vieną laidą, tai buvo starterio laidas, tai žinoma, pasukus raktelį nebuvo visiškai nieko. Pasiruošęs? Ne. Kur iš čia dabar, kodėl čia bėga kūras? O čia kūras, kodėl bėga. Va, daug, aš išdu. Baby. Blet, žarvų magnatas. Visokias ten traukiu. Žarnynas. Gerai? Pagaitam žagės. Bėga vis tiek per... tas kamutis dabar gerai, kamutą reikia prisukti. O, kokie kamutikai. Tak. Kur? Pasiruošęs? Ne.
čia reikės namo. Diena buvo tikrai ilga ir per ją nuveiktas nemažas darbas. Tam, kas yra keletą kartų tai daręs, tikriausiai žinomi visi niuansai ir šitie darbai vyksta žymiai greičiau, bet mes su Eriku antro golfo variklį keitėm pirmą kartą. Neturėjom nei krano to, nei kažkokios tai geresnės įrangos tam varikliui prilaikyti, iškelti ar panašiai. Net paremti labai buvo sunku, tai užtrukom tikrai ilgai, bet labiausiai džiugina tai, kad mes tą padarėm per vieną dieną, taip kaip ir planavom. Ir antras dalykas yra tas, kad galima pasitikėti žmonėmis. Šitas variklis mane rado, kai buvau rezervo pratybose. Bet kažkaip mes ten 3.1 įdėdavom, man atrodo, įsideda 3.1. Problema tame, kad tos strigimas. Let's go, babe! Priešas iš kairės! Все, strigimas. Gerai. Sužeistas pončikas! Kur čia ridenies? Taigi aš sužeistas. Tai ką? Pisk už medžio greitai, va čia va, davai, teikis per draugą. Intensyvinam ugnį! Girdžiu komandą, Kečiauskai. Neišsigaskit. Bliusas šaudo! Sužeistas atsitraukia. Strigimas! Sužeistas atsitraukia! Duokit dūmų. Ten sutikau seną pažįstamą, su juo pašnekėjom apie automobilius ir pasakė, kad vienas jo bičiulis kaip tik turi 1.3 Golfą, kuriam keis variklį ir kažkaip supratau, kad šitas variklis bus nereikalingas. Tuo metu su tuo žmogu nepavyko susisiekti ir kažkaip užsimiršo. Baigus rezervo mokymus, tiesiog atsidariau Facebooką ir ten buvo skelbimas variklio su dėže. 50 eurų. Susirašiau su žmogum, pračekinu Facebooko accountą, žiūriu bendras draugas. Pasirodo, čia būtent tas pats variklis, kurio aš ieškojau ir jis mane rado. Atvažiavom, truputį pasišnekėjom, sakė, kad variklis užsiveda, važiuoja. Nu, ką aš galiu patikrinti, jau buvo išimtas. Ok, 50 eurų, pasikrovėm, atsivežiau, padėjau garaže, pragulėjo 2 mėnesius. Šiandien įdedam, net netikrinom, ar jisai prasisuka. Nieko netikrinom, neišsukinėjau žvakę. Ta išėmėm, šitą įdėjom. Buvau pamiršęs pajungti svarbiausią dalyką turbūt, tai starterio laidą. Prijungiam. Pradėjom sukti starterių, pradėjo bėgti kūras, supratom, kad pasirodo grįžtamosios kūro žarnelės nepajungiam. Pajungiam grįžtamąją kūro žarnelę. Brum užsivedė apsukos gana aukštos, prasidirbo, bet jokių misfirių, nieko. Bandžiau seną variklį gaivinti, remontuojant uždegimo sistemą. Tai apžiūrėjau šito variklio, buvo padegę ten viskas, pasvilę, laidai mediniai. Tai įdėjau skirstytuvo dangtelį ir skrėjiką ir žvaklydžius. Pačias žvakės pakeisiu irgi, nes jos yra naujos, bet tikriausiai supurkšiu ten kokį nors antikoks ar kažką.
Žodžiu, variklis užsiveda, dirba, jokių misfirių, ta prasme, mėlynų dūmų kažkur nieko nebuvo, nežinau, kaista, nekaista, nes dar, kaip matot, nei radiatoriaus nieko dar nėra. Čia matosi, kad kažkada bėgo tepalas, tai vožtuvų dangtelių tarpinę reikės pakeisti, gal karterio tarpinę, gal aptarnavimą, aišku, padaryti, diržas nežinau kaip ten kas. Žodžiu, dar čia bus to veiksmo belė kiek, pavarų dėžė nežinau kaip važiuoja, dar pusašiai neįdėti. Mums sulūžo varžtas vienas nuo variklio pagalvės, tai dabar reikia variklio pagalvės ir varžto. Dar kol kas čia nieko nesurinkinėjau, nes reikės biškį tą variklį sudėžę kilstelt, sukeisti ten tas naujas detalės. Diena užsibaigė labai pozityviai. Ta prasme, turim veikiantį variklį, diena nenuėjo veltui. Ta diena, kai važiavau pirkti variklio ir jį vežiau ir tie 50 eurų irgi nenuėjo veltui. Žodžiu, kol kas tikrai yra ko pasidžiaugti. Labai ačiū Erikui, kuris rado laiko, atvažiavo ir kaip senais gerais laikais padirbėjom garaže. Vos nepamiršau, su sankaba labai didelis niuansas. Šita rankenėlė, jinai pati negrįžta. Tikriausiai kažkas stringa, tai tikriausiai pavarų dėžę dar reikės nuimti ir pažiūrėti kokios būklės sankaba, pakeisti sankabą, galbūt ten išminamą guolį, kažką, nežinau, gali būti ten daug kas sulūžę, tai kol kas nieko čia neskubu surinkinėti. Toliau pagal planą pakaba, stabdžiai ir jeigu viskas tai pagal planą judės, tada jau išvažiuosiu į gatvę, kažką tai pasitestuosiu, pasitikrinsiu ir bandysim įveikti techninę apžiūrą. Kada tai bus, tikrai nenoriu prognozuoti, nes darbų apimtis didelės, laiko nedaug, tai tiesiog žiūrėsim kaip gaunasi. Su Malaga kol kas apsiraminau. Kas matė, kas nematė, šiuo metu iš vis Malaga yra į aukcioną įdėta. Užsidėjau rezervą, jeigu kažkas nupirks, tai parduosiu, jeigu ne, tegu stovi, galbūt kitais metais, gal po metų užsiimsiu su ją. Dabar noriu pabaigti golfą, noriu su juo pasivažinėti ir noriu atlaisvinti garažą. Reikia darbus užbaiginėti, taigi dabar visas dėmesys golfui. Ačiū, kad žiūrit, kas pažiūrėjo iki pabaigos ir dar nepaspaudė like. Jeigu patiko, prašau paspauskit, kas nepaspaudė subscribe irgi paspauskit, žinosit, kaip toliau viskas vyksta. Ačiū, kad žiūrit ir pasimatysim kitose serijose.